Tai 2017 metų pagrindinės tendencijos iš podiumo atkeliavusios į mūsų šiandienos kasdieninius ikonų gyvenimus būtų 5. Pirmas būtų lob, tai yra long bob, tai prailgintas bob kirpimas, kuris iš tikrųjų šiemet, sakyčiau, pakankamai aiškiai atsispindi tiek ant podiumų, tiek garsenybių atsinaujinusiuose kirpimuose ir tenai galima tikrai gauti nemažai įkvėpimo, kaip tokią šukuoseną būtų galima pataikyti savo atsinaujinimui. Antroji tendencija, pasakyčiau, vienareikšmiškai blond, tai ta prasme švari, graži, prižiūrėta, spindinti, be geltonų atspalvių blondinių spalva, kuri dėja yra iš tikrųjų labai prabangi ir daug priežiūros reikalaujanti spalva, taigi jeigu jau nusprendėte, kad jūs šią tendenciją norite išbandyti ant savęs, tai nusiteikite, kad tai reikalaus priežiūros ir laiko. Trečioji tendencija, kuri absoliučiai, sakyčiau, užkariavusi tiek podiumus, tiek turbūt jau pradeda lįsti ir mūsų kasdieninius gyvenimus, tai yra įvairios garbanos ir bangos. Tai kaip tik tai sugalvojate susiraityti ir turėti daugiau tekstūros ir apimties savo išvaizdoje, tai iš tikrųjų yra labai, kaip sakyti, tendencinga ir labai madinga ir įdomu. Ketvirtoji taip pat šneka apie spalvas, tai yra įvairūs džinso, ledų ir vaivorykštės atspalviai, angliškai labai gražiai skamba, tai denim, ice cream shades ir rainbow colors, ir labai rinka prisitaikiusi šiai dienai visiems šitiem mūsų įgeidžiam atrodyti spalvotai ir vėl atsiplauti ir vėl įgauti kitą atspalvį ir kaskart vis turėti kažkokį tai skanesnį, vis kitokį prieskonį, tai yra įvairiausios spalvos palaikomi kondicionieriai, nuo kuriais dabar iš tikrųjų galima ošti ir turėti begalę įvairiausių madingų variacijų. Na ir penktoji tema būtų susijusi irgi su pašukavimais, taip kaip buvo garbanos ir bangos, tai irgi gali būti kombinacijoje su jais, bet tai yra pinimai. Pinimai irgi ne pirmą sezoną dalimi esantis mūsų tendencijose, bet jie visą laiką turi kažkokią tai transformaciją ir kitokį prieskonį, tai šiemet tai būtų vienaragio ir žuvies uodegos pinimai, tai pavadinkime. Tai yra įvairios per galvos vidurį pintos kasos, jos gali būti standžiai supintos, tarsi leidžiančios atskirti vieną galvos dalį nuo kitos, įvesti tam tikrą simetriją arba kaip tik turėti tam tikrą purumą ir tarsi prabrėžti tą vienaragiškumo tokį konceptą. Tai štai šios 5 tendencijos šiemet karaliauja atkeliavusios pas mus iš podiumų į mūsų kasdieninius gyvenimus. Visos ikonos kviečiu, būkite stilingos.